Sveiki visi! Hello everyone! Taigi, galite laimėti štai šias puikias ausines. Jeigu atspėsite, kas yra teisingai atsakymus. Jos nėra su jom nėra labai daug klausyta muzikos, pasižiūrėkite. Čia visą laiką, kada klausai muzikos ir kada kokią, nežinau, kiek laiko nesivalė ausų, prilenda tų, kaip jie panašau, nesimenu kaip tie vadinasi, bet prilenda tokių geltonų. Taigi aš jomis taip va neklausiau muzikos, nes beje, aš jom klausiau muzikos, taigi jos yra kuo jos geros ir išsiskiriančios iš kitų. Kada įskalbėte savo ausines, jos susigadina ir neveikia. Taigi, mano mama, kada skalbė visus rūbus, netyčia iš jas išskalbė ir volia, jos veikia. Jėga, aš dėl to jas myliu, tačiau aš jas turiu atiduoti, nes aš turiu štai šias kitas geresnės ausines truputėlį. Jos tikrai nebus parduodamos, aš šviečia tamsoje. Taigi, nope. Labą dieną. Ups, ausai nusėmė. Taigi, gerai. Taigi, ką jums reikia padaryti? Šitas ausines atidedam į šalį, kurios gali skalbtis. Jas galite skalbti vieną kartą per dieną. Ne, tiksliau, neskalbkite dažnai, skalbkite kokį vieną kartą į mėnesį. Kaip karsta. Meksika, Afrika. Taigi, mano gražioji maikė. Tai va, ką jums reikės padaryti? Šitą tos mini gabaliuką padėsiu štai čia. Ir kas kiekvieną žaidimą šitų puodelių daugės. Žaisiu taip, kad visi pavadinimai bus atsukti į jūs. Taigi, aš juos visus išmaišysiu ir jūs turėsite pasakyti, kuriame iš jų yra vata. Bus taip 3 žaidimai. Pirmame bus po 3, antrame bus po 4, o jau trečiame po 5. Tai va. Taigi pradedame po 3, tai gerai galime atsukti jūs ir išmaišyti. Jūs puikiai matėte, kur aš įdėjau tą daikčiuką. Ne daikčiuką, o patį tos gabaliuką, aš jau pamiršau kuriame. Taigi, kaip jums reikės rašyti? Pavyzdys. Rašote vienas. Kaip jums parodyti? Taip jau pasižiūrėsiu. Gerai, pažiūrim, ko čia parašyti. Sekundėlę. Palaukite biškį. Taigi aš jau čia tuoj parašysiu visą tai, kaip jums reikės parašyti. Pavyzdys. Rašote vienas, skliaustelis, vienas, tada skliaustelis ir tada rašote pirmas skliaustelis reiškia žaidimas. Pirmas žaidimas, kuriame buvo pirmas, antras ar trečias. Taigi nusipiešiate kokius nors skrybeliukus, bet kas kart vis daugiau. Aišku, aš dabar piešiu pagal pavyzdį. Aš po to pati turėsiu sužinoti, kuriame buvo. Taigi,
Pavyzdžiui, rašote štai taip. Čia aš tik pavyzdys, aš tikrai čia taip, čia galbūt, aš tikrai nežinau, kuriame yra, bet jūs turėsite visą tai sužinoti. Taigi, galite rašyti pirmą žaidimą, jeigu už pirmą žaidimą dėja negausite nieko. Už antrą taip pat, už trečią irgi ne, bet gausite už pirmą ir už visus 3. Taigi, tai pavyzdį jau supratote, antro galiu jau nerašyti, nes kada parašote čia, žiūrėkite. Čia parašote 1, žemiau, kada rašysite, rašykite 2 skliaustelis, tada nupieškite jau po 4 tokias skrybelytes, o jau kai rašysite 3, tada jau 5 nusipieškite. Aišku, darykite jas mažesnės, minimukės. Tai va, ir už visas 3 gausite prizą ausines, jeigu aišku, jie bus teisingi. Aš nusipiešiu, gal pasižiūrėsiu, kas teisingi. Aš užsirašysiu pati. Mano mama nunešė mano naująją uniformą į siuvyklą, nes jinai mano čia tokios stambesnės mergaitės buvo žiauriai didelė, tai man per šitas vietas trumpins. Aš galėsiu dabar parodyti, kaip aš nusipiešiau visą tai, nes aš rašysiu čia atsakymus. Aišku, jums reikės pasistengti. Aš šį žaidimą sugalvojau ne dėl to, kad neturiu ką veikti, o dėl to, kad noriu atsikratyti ausinių. Taigi, aš taip nusipiešiau. Čia 1, 2, 3, jums reikės štai taip, reikės tiesiog per kompiuterį, tai galėsite tiesiog taip rašyti, ant jūsų pavyzdžio parodysiu. Ir va štai taip, kada padarote. Tada po apačią tai parodysiu. O štai taip galite parašyti. Nekreipkite dėmesį į raštą, nes aš dabar rašau su flomasteriu. Taigi čia parašote kelintas, pavyzdžiui, jeigu pirmas vadinasi bus štai šitas, kuris prie vieneto. Štai jis. Ir taip tiesiog nupieškite, čia tiesiog skliaustas į vieną pusę, skliaustas į kitą pusę, abu šalia. Taigi, aš dabar pasižymėsiu, jeigu taip, tai bus šitas. Galite tiesiog parašyti pirmas skliaustelis, pirmas skliaustelis 1, 2, 3, tai parašo, ne. Vienu žodžiu rašote taip, kaip parodžiau jums. Rašote, čia pavyzdys, o čia yra, kaip jums rašyti kompiuteriu. Telefonu nerašysite taip jums, nes jums nesigaus, čia gausis tik tai ranka. Taigi, čia šito nerašote, čia yra tik pavyzdys. Rašote šitą, čia skliaustai 2, tarpelis skliaustai 2, tarpelis skliaustai 2. Taigi rašote po apačią 1, 2 arba 3, po rašote 2 skliaustelis, ten, nežinau, 2 skliaustelis, skliaustai, vienas skliaustas ir kitas, vienas kitas, kaip čia, ir tada parašote kelintas. Vienu žodžiu sužinosite, taip toliau. Taigi, aš jau bijau, kad nukris ir bijau, kad jums išaiškės. Jėga. Jau, žaisim su kitais. Taigi, va, pas mane yra šitas matos gumuliukas. Norite, kad parodysiu fokusą? Jis pro čia pralys.
Čia kaip matot, yra tik tai įbrėžta truputėlį. Aišku, jeigu įbrėžimas nepadidės, aš čia iš ten biškį išimsiu. Dariau tokį kaip tipo telefoną. Žodžiu nesvarbu. Taigi, atsuku visus jūs. Lidl! Gera energija visuomet su manim. Taigi, po kurio dėti? 1, 2, 3, rieda traukinys. Taigi maišau. Kam nepatinka šis žaidimas, tiesiog išjungkite, ištrinkite iš savo atminties. Kas čia ką tik atsitiko? Gerai, suoliukas čia netyčia iškrito. Aš kai savo toliau maišau. No problem. Taigi, maišame toliau plačia. Ne, čia. Taigi. Fokusas yra labai lengvas, jūs tiesiog maišote ir stengiatės, kad žiūrovus ar kas jau ten jau žiūri, suklaidinti ir stengtis kuo greičiau sukti. Taigi, galiu dar biškį pasukti, jeigu norite. Taigi, paskambino mano draugai, nes aš gyvenu bute, 3 aukšte ir galima su domofonu paskambinti. Taigi, jūsų spėjimai, kuriame iš šių puodelių yra tos gabaliukas. Taigi, aš tai pasižymėsiu. Tai, jeigu jūsų spėjimai bus teisingi, jūs tikrai laimėsite šias ausines, jums tik reikės parašyti savo telefono numerį į mano PM ir aš jums paskambinsiu, jeigu jūsų teisingas telefono numeris, aš jums paskambinsiu, būtinai susisieksime ir aš jums arba paštu, arba susitikę grąžinsiu tikrai šias puikias, nuostabios ausines. Aš tikrai nemeluoju, jūs tikrai jas galite skalbti, aš jau bandžiau. Aš galėsiu jums duoti garantiją. Gerai, apie garantijas pasakysiu vėliau. Taigi žiūrime. Ką aš padariau? Taigi, jau žaisime su 4 indeliais. Aš manau, kad tokiu mes tikrai nežaisim, nes jis jau buvo užklijuotas. Nekadumo! Jis čia užklijuotas geras skylutė ar ne? Bloga. Taigi žaisime tik su šitais. Aš žiauriai bijau, kad jums nesutilps į ekraną ir nesimatys nieko. Nes čia žiauriai visko daug. Tie puodeliai mane varo iš proto, aš tikrai pamišęs. Lidl. Jau 4 ir 5. Štai čia. Taigi paimsiu naują vatos daikčiuką. Aš galiu parodyti, kad aš tikrai įsidedu į burną. Jis man atsiras rankose. Gerai, aš jo neįsidėjau į burną. Tai va, įdėsiu štai čia vatą. Jeigu jūs mėgstate šmaikštauti, tai jos nėra. Čia yra skylutė, aišku, nes aš dariau tokią. Alio, telefonas, alio. Taigi, mano mikrofonas jau veikia. Taigi,
Gerai. Dedame čia vatą. Uždengiame. Ir aš jums galiu realiai parodyti, kaip pat visą tai atrodo. Matote, yra vata. Aš jau uždengiu. Dabar aš ją uždengsiu. Ir labai pasistengsiu jums parodyti fokusą. Taigi. Visą laiką jos matosi gumuliukas, nes aš jau taip va jį laikau. Taigi, aš jau labai daug užsiplepėjau, taigi galime pradėti. Štai taip, štai taip, ir štai taip. Į draugiją visus. Matote kamuliukus? Taigi, jūsų spėjimai laukiami komentaruose. Taigi, iki. Myliu jūs visus, komentuokite, rašykite savo telefono numerį, parašę 3 atsakymus teisingus. Nežinau, aš jums pasakysiu vėliau viską, pasakysiu stop ir pasakysiu visus teisingus atsakymus.